Kaip jums atrodo, jeigu paprastai, kaiminis žmogus, kaip jis gyvena, kiek jūs galvojat, kad apie jumis galvoja kiti žmonės? Dėl ko aš taip paklausiu? Jeigu paprastai, žmonės visą laiką bijo, kad apie juos kažkas įprastai, tai nereiškia, kad visi. Įprastai, ką pagalvos apie mane kiti? Oi, neduok tu Dieve pagalvos, kad aš kažkoks netoks. Neduok tu Dieve pagalvos, kad aš blogas. Neduok tu Dieve, kad aš egoistas. Neduok tu Dieve, kad aš nelabai teisingas. Ir kas tada vyksta pas jumis? Kas vyksta jūsų kūne, kai jūs pradedat galvot, ką galvoja kiti? Patys tiesiog pagalvokit, paklauskit, jeigu pagalvos Jonas, Marytė, Onutė, apie ką aš, apie mane, kad aš blogas, kaip jūs jaučiatės? Kas kūne darosi, kai jūs pradedat apie tai galvoti? Paprasčiausiai sąžiningai atsakykite patys savo. Ne man, o savo. O paskui tada, mano mokykloje arba per webinarą, aš pasakysiu, kas darosi su jūsų kūnu. Tiesiog grandinėlę. Ir pažaiskime tokį žaidimą. Ateikite ketvirtadienį, jūs užduodat klausimą. Aš jums pasakau, ką jūs turėsite, kai ta mintis jumise užaugins tam tikrą materiją, vadinamą. Materiją mes žinom kaip auglį, paprastai. Tai kiekviena mintis turi savo pirminį tašką. Kiekviena liga turi pirminį tašką. Ir jeigu tai jums įdomu, ateikite. Ir aš tiesiog pasakysiu, kokia jūsų mintis pagimdė vieną ar kitą problemą jūsų kūne, jūsų fizikoje, jūsų piniguose, jūsų santykiuose. Įdomu? Norit pažaisti? Ateikite, pažaisime. Ir jūs paprasčiausiai suprasite, kad kaip tai vyksta ir kodėl aš sergu viena ar kita liga. Sėkmės ir laukiu jūsų. Iki.